tai būtų Klaipėda, ar Mažeikiai, ar Šiauliai, ar Kaunas, ar mažesni miesteliai. Orientuojamės į būtent pagrindinę šilumos punktų įrangą, kaip aš vadinu, tai yra į šilmokaičius, į automatiką, į siurblius cirkuliacinius. Kitų dalykų mes vėlgi turim, bet mes jų labai neakcentuojam, nes skaitom, kad šilmokaičio automatika siurbliai sudaro tą pagrindinę esmę šilumos punkto. Tiek ir pagal atsakomybę jų darbo, tiek ir apie kainą šnekam. Šitie dalykai sudaro turbūt 60, galbūt 80% visų išlaidų patariamų, reiškia, perkant įrangą. Bet kaip minėjau, turim ir kitos įrangos, kas su mumis bendradarbiavo, tai reiškia, yra kažkokia tai armatūra svarbesnė, tiek įsiplėtimo indai, ar kažkokie tai, tarkim, provarinkiai ir oro atskirėjai. Ką dar norėjau pažymėti, kad visi mano partneriai, kurie atvažiavę, jie pristatinės tam tikrą įrangą. Bet jie pristatinės ją teoriškai, tai reiškia teoriškai, kaip jinai veikia, kaip jinai valdinga. Visą ją, apie kurią jie šnekės, galėsite įsigyti pas mus. Ir būtent šiuo metu ta įranga yra taikomos kažkokios tai geresnės nei rinkoje kainos.